Saturno planeta žinoma dar nuo senovės šumerų ir egiptiečių laikų. Didelį dėmesį planetai skyrė ir senovės graikai bei romėnai. Lėtai dangumi slenkanti planeta visus zodiako žvaigždynus apeidavo tik per 29,5 metų. Todėl ši tolimiausia plika akim matoma planeta astrologams simbolizuodavo tvarką, saiką ir atsakomybę. Saturnas skrieja net 9,5 karto toliau nei Žemė, todėl Saulė Saturno išorinius debesis menkai tešildo. Ten tvyro 178 laipsnių šaltis. Energijos stygių kiek kompensuoja šiluma, plūstanti iš Saturno gelmių. Planetos skersmuo, palyginus su gimtąja Žeme, didesnis net 9 kartais. O tūris net 764 kartus. Tačiau Saturnas dujinis gigantas, sudarytas daugiausia iš vandenilio bei helio, todėl jo vidutinis tankis mažesnis net už vandens. Dėl to ir išsipūdusio giganto masė tik 95 kartus viršija žemiškąją. Saturnas, kaip ir Jupiteris, neturi konkretaus nei skysto, nei kieto paviršiaus. Gelmėse pasislėpęs milžiniškas branduolys, temperatūra jame siekia net 20 000 laipsnių karščio. Branduolį vilga metališkojo vandenilio vandenynas. Dar aukščiau plyti molekulinio vandenilio ir helio okeanas, pamažu pereinantis į dujinę kelių šimtų kilometrų storio atmosferą. Atmosferoje dar aptinkama amoniako, metano, acetileno, etano ir vandens garų. Elektrai laidžiame metališkojo vandenilio sluoksnyje sukuriamas kelis kart stipresnis negu Žemės magnetinis laukas. Saturno žiedas tai nekas kita, kaip daugelio siaurų žiedelių sistema. Iš Žemės pro teleskopus matyti 3 ryškiausi Saturno žiedai. Žiedus skiria tamsios propėršos. Ypač aiškiai matyti vadinamasis kasinio tarpas. Kosminių aparatų nuotraukose plačios žiedų juostos suskyla į tūkstančius siaurų koncentrinių žiedų, atskirtų taip pat siaurais tamsiais tarpais. Žiedų storis yra apie 2 km, tuo tarpu suminis plotas net 70 000 km. Žiedų zonoje skrieja ir keli mažučiai Saturno palydovai. Iš viso 2007 metų pradžioje buvo žinomi net 60 Saturno palydovų. Tarpusavėje jie labai skiriasi savo dydžiu. Stambiausias jų yra Titanas. 1,5 karto didesnis už Mėnulį, turi azoto ir metano atmosferą. Daugelis Saturno palydovų turi ir bendrą bruožą – paslaptingą juodą medžiagą, dengiančią jų paviršių. Tikriausiai Saturno palydovų sistemoje veikia kažkoks medžiagos pernešimo mechanizmas.
nustatyta, kad medžiaga susideda iš itin smulkių tamsių dalelių, tačiau iš kur jos buvo atneštos, kol kas neaišku.